nors irgi nenoriu. Aš labai noriu. Labai nejaukiai jaučiuosi. Tai kad dar ne visi gal. Dar Lauras. Šiandien nerasti. Tas reklamos buvo. Visos klasės vardu noriu padėkoti mūsų nuostabiai auklėtojai, kuri mus prižiūrėjo visada, kuri mums padėjo ir ne tik pamokose, bet ir asmeniniam gyvenime. Tad visos klasės vardu labai noriu padėkoti už jos sugaištą laiką mums ir gal atsiprašyti už tai, ką blogo, gal negeri buvom. Tai vat labai jums dėkui už viską ir jūs esate tikrai nuostabi ir tikiuosi, kad kitais metais jūs būsit mūsų auklėtojai. Ačiū. Linda, turiu krūvą akmenų. Kol kas nieko jums daug nepasakoju, tiesiog kraunu tuos akmenukus. Viskas. Pilnas? Taip. Gerai, tegul būna pilnas. Ar jūs dar sugebėtumėt vieną akmenį dėti? Nereikia dar sudušu. Ne. Ko gero, pilnas, taip? Mes nepilnatą. Pamoką ir žinot, gal jūs esat ją ir girdėję. Aš galiu tą knygą pridėti mažesnį. Kol jisai pasidaro viskas. Viskas, kiti jau viršų, ar ne? Labą dieną. Davė kas nors pavalgyti? Pavalgyti? Taip, yra pavalgyti. Sėskit. Bandau visai pripildyti. Bet bijau, kad vis tiek visų nesudėsiu. Na, pripildžiau Lindą. Ir dar turiu krūvą. Minukų, kurie netilo. Pilna šitas indas? Ne, taip. Prašau pabandyti dėti. Smėlą. Teisingai, va šitą pamoką tu žinai. Gera smėlio dėžė iš vaikystės. Smiltę atnešiu. Su smėliuku, taip. Mes galim pripildyti tą indą smulkesnėm dalelėm. Taigi, kokia yra viso šito pasakojimo esmė? Kaip jums atrodo? Aš manau, kad jūs ne kartą susimąstėt apie esminius dalykus. Šitam stiklainyje, tie patys didieji akmenys, patys pirmieji, tai yra esminiai dalykai gyvenime. Na, tai yra jūsų artimiausių žmonės, jūsų šeima, jūsų draugas, mylimasis, tai yra jūsų sveikata, jūs pačios. Tie smulkesni akmenukai, tai yra mažiau reikšmingi dalykai, bet taip pat labai svarbus. Tarkime, tai yra jūsų studijos, jūsų automobilis, butas, jūsų darbas būsimas, verslas. O smėliukas tai yra visiškas smulkmenos. Vakarėliai, haruškos, maribol, taip, kurie suteikia mums žavesio, praskaidrina tą mūsų gyvenimą. Bet merginos, kokia yra esmė, jeigu mes pačioj pradžioj į savo gyvenimą taurę pilsime vien tik smėlį, tik smulkmenas, nebeliks vietos svarbiem dalykam. Ar ne? Todėl reikėtų, derėtų visų pirma rūpintis dideliais dalykais, esminiais dalykais. Jūs galit netekti tų vakarėlių, ar ne? Bet jeigu jūs neteksit sveikatos, bus labai sudėtingas dalykas.
Jeigu jūs netenkat smilčių, netenkat smulkių akmenukų, tai nėra tragedija. Tai yra sunku, be abejo. Bet jeigu jūs netenkate esminių dalykų, pamatinių dalykų, jūs netenkate artimų žmonių arba, kaip minėjau, sveikatos, jau yra labai sunku. Todėl, nekviečiu, nesiūlau, tiesiog norėčiau, kad jūs gyvenime rūpintumėtės visų pirma tais kertiniais dalykais. Na ir dar pasidariau kavos su etikos mokytoja, bet nespėjau išgert. Todėl šitą kaidytę norėčiau supilti čia. Tai taip pat yra tam tikra užuomina. Indas pasirodo irgi nebuvo pilnas, ar ne? Nieko nenorit manęs paklausti? Skaite laiko podeliui kavos. Moralas labai paprastas. Aš taip ir galvoju. Podeliui arbatos, nebūtinai kavos. Raskit laiko maloniam smulkmenom. Kad tikrai malonu man buvo su jais dirbti. Valandų mes turėjom nedaug, bet tikrai įdomu, pagrindė tie patys, kokie dabar čia lankė, buvo gerai. A kas jau nelankė, čia jų problema, teisingai. Dabar šitą noriu tikrai nuo dušės, kad mažiau šnekėti laiką gaišti jums. Noriu palinkėti nuo dušės viso geriausio. Iš pradžių sveikatos. Ir kaip aš jums sakiau, nedasakiau, neskubėkit pult bet kokią darbą. Ieškokit, jūs galite dirbti, bet vis tiek stengtis į tą sferą papult, kur jums prie dušės. Tikrai, patikėkit, jūs vis tiek paskui prakeiksite savo darbą, viską šito nereikia. Gyvenimas ilgas, dirbti reikia, pinigų reikia, viską. Bet kada mielas darbas, tada patys viską suprantate. Jūs tikrai šaunuoliai pas mane buvo, tai man labai su jumis malonu. Gaila, kad dar nebus. Kitais metais vis tiek susitiksim. Susitiksim būtinai, bet žinot, kaip taip, kad galėčiau paglostyti, pabart ir pasakyti, kad tu saculka ir taip toliau. Nu, va tiek, kiek aš norėjau pasakyti. Ačiū jums, kad jūs pas mane buvo. Aš jūsų vardus galiu užmiršti pavardės, bet aš pareigėjimo atmintį turiu ir aš tikrai pažinsiu, jeigu pamatysiu. Jeigu mane dar sustabdysi, ir pasakytit, mokytojai, jas. Labai malonu bus man. Tikrai, kada pamatysit, galite stabdyti ir pakalbėti su manim. Jeigu norit. Laimingai jums. Laimingai. Labai noriu, kad jūs. Jūsų paskaitas ir tiesiog man buvo įdomu klausytis jūsų. Tai auklėtai žodį dar. Auklėtai tinga. Kai pamatai žmogų, tai kitaip tari žmogų. Žodžius, kokie vieną matai. Ačiū uždėmesi. Ačiū, tikrai ačiū. Tai padėkot, kad iš tikrųjų dėl mūsų stengiasi, kad ir kaip daug kas pyksta ant jos, man atrodo. Iš tikrųjų labai stengiasi padėti baigti 12 klasių, tvarkytis, mūsų ieškojo ir visi kitaip stengiasi. Taip kad, manau, yra vis dėlto labai gera auklėta. Taip kad ačiū jums nuo visų. Kas čia yra? O tai mūsų jau taip pasitinkat? Вы задумайте, что вы дальше?
prisimenu jūsų pirmasis krikštynas, VHK1. Įnešėt labai gaivumo, įnešėt nuo pat pirmos akimirkos šypsenas, vaizdą ir žinią apie save, kad aš va tokia, va aš Gabija, va aš tokia Diana. Ir žinokit visi ir mus mylėkit ir priimkit. Tai tokios ir išliko. Žingeidžios, gyvos, energingos ir šiandien gražios be galo ir pasiruošę. Mes jūs mylim. Ačiū. Ir labai šaunūs vaikinai, labai mandagus, labai korektiški, labai džiugu, kad su kai kuriais irgi turėjau ir asmeniškai, ir pamokų metu galimybės pabendrauti, susitikti, bet irgi labai tokie, menininkai yra žmonės, kurie savęs ieško, kurie yra labai kūrybiški, kurie be abejo save ir atras, ir aš labai nuoširdžiai linkėčiau, ypatingai šitom grupėm, kad jos ir mokytųsi toliau 3 metus ir gautų dar ir savo specialybės diplomus, pažymėjimus. Taip pat prie menininkų priskirtume mes ir VDK2, ar ne, ir būsimasias dizainerės, siuvėjas. Irgi gaila, kad neteko. Džekai, ne, sugrįžk. Aš čia. Tu? O kur Leonardas DiCaprio? Kas toks? Man reikia mano Džeko. Jis tobuliausias vyras. Jis paaukojo savo gyvybę dėl manęs. O aš manau, kad tau reikia atsipalaiduoti. Šokį mano laivą. Nusičiūrėti sugedo. Gal jūs kažkur čia aplinkui matot lobių skrynę? Kur? Ne, man reikia mano lobių skrynios. Ar niekas kažkur čia jos nemato? Jinai kažkur čia turi būti paslėpta. Kas sakė matau? Kur? Čia. Radau!